Važiavau į Lindarfjell slidinėjimo kurortą Kurjerį, Šiaurės Islandijoje, fotografuoti Range Rover Vogue. Senai slidinėjau čia, Kurjerį. Paskutinį kartą buvo, kai gyvenau 6-9 mėnesius, tai čia Kurjerį išmokau slidinėti. Antrą dieną realiai Čiurną pasisakau, tai 2 savaitės buvau rehabilitacijai. Bet žodžiu, viskas praeitį, tikėkime šiandien, nesusižalosim ir turėsim daug gero laiko. Ten yra keltas. Kelia, visai iki pat viršaus, iki kilometrų aukščio. Tai ten realiai antrą dieną jau nuo ten pat viršaus išvažiavau, nuo pat viršūnės per audrą. Parkingu čia susižalojau ant lygaus ir kojas susikaužu. Berlikas. Anyways, ką jau draugai ant keltuvo atsiuntė nuotrauką, kai jau, žinai, kyla, tai žodžiu, reikia greit pasą nusipirkti. Žodžiu, žiauriai gražus oras šiandien, šiek tiek nusišaleno, bet tikrai rekomenduoju, super, turbūt vaizdai patys su save kalba. Jo, sniegas šioks toks pusėtinas, nėra labai minkštas, tai kiek taukai, bet gerai, sueis iš bėdos. Baigėsi diena slidinėjimo, žiauriai gerai buvo. Reikia apžiūrėti, ar mašinos nieks neapdaužė. Čia tai tikrai ne, nes gerai vietoje pasistačiau su juostelėm ir viskas, bet šitoj pusė buvo lyg kažkas švaru, blizga. Nu ką, turi masažą po dienos slidinėjimo. Nu tai ką, jie man dabar šitą Discovery, Little Shopping. Jis įsiveržė prieš gerą valandą 8 ryto, tai pusantros valandos veržėsi. Tai jau tiek labas įsiveržė. Svarysim slidinėt. Visi mato gerą dieną. Reikės, aišku, pafotkint, pafilmuot Discovery. Na ką, imam Disco. Dabar jau -7, tai tenai bus išvis kokia -15, tai bus žiauriai šalta. Bet aišku, judėsim, portuosim, tai sušilsim. Atvykęs į kalnus, įjungiau sniego režimą ir pakėliau važiuoklę. Save nufilmavau su kamera, tiesiog pastatęs ant kojo. Ir tada pakėlęs droną, įjungiau master shotą ir sekė dronas automobilį, kol aš jį vairavau. Tai buvo gan nesudėtinga išgauti šios gan gražius kadrus. Filmavau interjerą su DJI Ronin RS3 stabilizatorium, o atvykęs į naują lokaciją bandžiau filmuoti iš dešinės į kairę vaikščiojant ir sekant, pasirenkant automobilio detalę, kad išgaučiau tokį rezultatą. Keičiam numerius Vilasalos ir važiuosim filmuoti Vogo, tada Santa Fe ir Discovery. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Sekančią dieną filmavau ir fotkinau Subaru Outback
Luks 2023 metų, o vakare prasidėjo labai stipri sniego audra, tad nutariau važiuoti į Linderfell įamžinti gerų audros kadrų su slidėmis. Tad pavyko išgauti šias gan gražias audringas nuotraukas. Tai va, Jonas mane pavežė iki pačio medinio namelio su sniego motociklu. Tai gavau vieną iš greičiausių užkilimų. Aišku, teko mirdausi tų ledynę, kils snowmobilį į viršų. Ką dabar reikės lipt į viršų kalną, nes neturiu juostų ant slidžių. O, tas čia. Nu, va ten tai super minkštas sniegas. Ką? Kylam toliau į viršų. Tai va, išjungė šviesas. Dabar jau reikės eiti tamsoje. Gerai, kad bent šviesa, tai turėtų būti visai smagu čia, man vienam ant to kalno paslidinėti. Savo kuprinę naudojau kaip stovą, fotografuot kurortą, kalnus ir save. Žodžiu, kritau, vieną slidę radau, kitos ne, tai po to, kai koks šernas knisausi po tą sniegą, kol surašiau, tai suradau po 20 cm sniegų beveik buvo. Sakau, parodysiu, kaip čia tipo tie stabdžiai yra, kurie turėtų padėti sustoti. Tai tenai paleidau tą slidę, biškį jau žiūri, čiuožia. Tai vos ne čia iš vis nuo apačią nuvarė, tai vijausi. Žodžiu, kosmosas, vos neprisivaidinau, čia filmuodamas jam, žodžiu. Tai va, tai žodžiu miestų lempas, o ten man reikia iki to namelio nusileisti. Kažkokiais tai būdais čia statu. Čia va, kritau. O slidai buvo už kokio metro gero šono. Po sniegą palaidota. Čia knasuosi, ką ieškau. Žodžiu. Labai pažus sniegas. Kokį įsidrybėjau, bet žiauriai smagu. Gerai, koks 4-5 kartas, kaip čiuožiam tokio menkščio sniego, tai reikia prisiminti, kaip čia stabdyti reikia ir posakius daryti. Bet faina. Po labai smagaus slidinėjimo pavyko pasiekti Bembą. Tada pastatęs kamerą ant stovo 30 sekundžių išlaikymų, apšviesdamas su iPhone'u, pavyko išgauti šias nuotraukas. Dabar traction control išjungs reikia kažkaip pabandyti saulį padaryti, ir galėsim užbaigti šį vlogą. Kursim daugiau kliupų šiais metais. Ką turim šavarmą, pavalgysim. Savaitė kurjerį praėjo labai greitai, filmuojant, fotografuojant automobilius Belasala kurjerio automobilių atstovybei. Prieš išvažiuodamas iš kurjerio sustojau prie šių gražių kalnų įamžinti šio gražaus saulėlydžio. Prenumeruokit, komentuokit, laikinkit mano kanalą ir ačiū už jūsų palaikymą. Laukit sekančių vaizdo klipų.